Sveiki visi, šiandien biškai kitokių formatų, galima sakyti, iš dviejų studijų bandysime nufilmuoti ir pateikti laidą teisėjo akimis. Pripažinsime, kad tai neplanuota laida, bet po paskutintų pereinamų A lygos rungtynių kilo didelis ažiotažas žiniasklaidoje, internetinėse platybėse apie vieną rungtynių momentą, kur buvo paskirtas 11 metrų baudinys. Ir šioje laidoje mes apžvelgsime būtent tik tai šitą vieną momentą ir bandysime jį jums parodyti būtent teisėjo akimis, kaip tai atrodo. Ir šiandien su manimi Gediminas Mažeika, kuris yra kitam gale, kitoj studijai, pristatys šitą momentą. Gediminai. Ačiū Sergejau, sveiki visi. Šį kartą pasiruošęs rimčiau negu paprastai, turiu ir kompiuterį, turiu ir susikarpęs tavo minėto momento nuotraukas, todėl bandysiu paaiškinti labai simboliškai, man atrodo, šį kartą, kadangi tai yra tikrai momentas, kuris vertas mūsų laidos pavadinimo, tai yra teisėjo akimis. Tai bandau aiškinti, kaip šį momentą matė šių rungtynių teisėjas. Tai pirmoji situacija, nuo kurios mes turėtumėm pradėti, tai po perdavimo iš dešiniojo krašto yra kaip kamuolį stabdo gynėjas. Ir mes matome, kad kamuolys atšoka nuo jo ir toliau šokinėja nuo dirbtinės dangos. Turėčiau atkreipti dėmesį šiame epizode, šiuo momentu, kad kamuolys jau yra žaidybinėme atstume abiems žaidėjams. Nėra kontrolės vieno žaidėjo, kadangi pats stabdymas nėra visiškai techniškas ir kamuolys atšoka bei toliau šokinėja. Tada mes einame jau prie kitos situacijos, kuomet kamuoliui atšokus, abudu žaidėjai yra lygiagrečiai vienas kito. Reiškia, jie abudu lygiaverčiai kovoja dėl šito kamuolio. Toliau sekantis kadras yra iš to, kuris pirmas iš žaidėjų bus prie kamuolio. Ir čia yra pats pagrindinis momentas, aš manau, šiame epizode, kadangi tai yra labai svarbu. Kas sužaisi kamuolį, kas bus pirmas prie kamuolio, kuris tuo metu dar yra niekieno kontroliai. Toliau mes matome iš sekančio, jog su keliu kamuolį liečia puolėjas. Ir tuo pačiu metu gynėjas, kuris tikisi, kad jisai sugebės išspirti kamuolį, jisai bando tai daryti, jisai bando spirti kamuolį, bet vietoje to, kad pataikytų į kamuolį, jisai pataiko į gynėjo koją. Įvyksta kontaktas ir puolėjas po šio kontakto griūna žemyn. Turiu paminėti, kad šiame epizode teisėjas yra kone idealioje pozicijoje. Niekas neperdengia, atstumas apie 5-7 metrai, maksimum 10 metrų ir jisai viską kuo geriausiai mato. Skiriamas baudinys ir pagrindinis klausimas, kurio tiesą pasakius, kadangi buvau šių rungtynių inspektorius ir buvau stadione, pagrindinis klausimas yra tai, kokio stiprumo tai buvo kontaktas. Būdamas stadione, aš tiesą pasakius visiškai nesuabejojau ir dauguma buvusių stadione taip pat nesuabejojo, kad buvo kontaktas vertas baudinio. Vien jau tai, kokia yra besiginančių žaidėjų reakcija, gali mums pasakyti, jo kontaktas 100% buvo, tik dabar mes kalbame apie jo stiprumą. Taip, kad ši situacija yra vertinama ne dėl to, ar tai buvo kontaktas ar nebuvo kontakto, ši situacija vertinama, ar šis kontaktas yra pakankamas skirti 11 metrų baudinį. Taip, aš galiu pasakyti mano nuomonę, kad pagrindas baudiniui skirti tikrai yra, tačiau mes galime diskutuoti, ar kontaktas yra pakankamai stiprus. Aš tik tai gal, jeigu galima, papildysiu Gediminą, vienam iš tų kriterijų, ką jisai paminėjo. Internetinėse platybėse buvo daug sakoma, kad puolėjas inicijuoja šitą kontaktą. Galima pasakyti ir taip, bet ką pasakė Gediminas, kamuolys yra žaidybiniam atstume. Ir kontrolės pas gynėją nėra. Jie abudu kovoja tuo metu dėl kamuolio. Ir taip, gynėjas eina į kamuolį bandydamas išmušti jį. Puolėjas, jis tikrai nebando žaisti kamuolį, jis tiesiog bando atsitverti gynėją, kas yra
taisyklių rėmuose ir jisai tai gali daryti, kadangi kamuolio kontrolės pas gynėją nėra ir tada įvyksta tas kontaktas. Bet turėtume gal atsiprašyti, kad užtruko tiek laiko pasakyti mūsų nuomonę ir verdiktą šito epizodo. Aš tikiu, kad po Gedimino išaiškinimo tam tikrų žmonių nuomonė dėl šito epizodo pasikeitė arba bent jau susimastė iš teisėjo pusės ar pamatė šitą momentą teisėjo akimis. Po patvirtintos ataskaitos pasijungė metodinis komitetas, kuris susidaro iš tarptautinės kategorijos inspektorių, buvusių FIFA teisėjų ir iš šito paveiksliuko, kurį mes matome, buvo, pasakysiu tokį kaip vieną paaiškinimą, kad iš šitos kameros, ką mes matome ir taip, kaip mes turime įvertinti šitą epizodą, mes manome, kad tai buvo vadinamas mūsų soft penalty su mažu kontaktu ir jeigu vertinant, kokia tai yra rungtynių svarba, aš paminėsiu, kad abidvi rungtynės buvo sunkios teisėjavimui, tai buvo pagal teisėjimą. Tai buvo emocingos, daug pražangų, daug kortelių. Ir metodinio komiteto verdiktas būtent buvo, kad turbūt mes norėtume išvengti tokio 11 metrų baudinį, žinant jo svarbą. Ir vertinant iš vienos kameros. Norėčiau paminėti, kad matėme ir žinome, kad Bivano komanda filmavo šitą rungtynės iš kitos pusės ir kada kreipėmės į jos, kad jie suteiktų papildomą medžiagą mūsų metodiniam komitetui, jie atsisakė bendradarbiavimo su mumis ir sprendžiant, sakau, iš šitos vienos kameros, LFTA metodinio komiteto nuomonė yra, kad mes šito 11 metrų baudinio turėjome išvengti. Dar norėčiau pasakyti, kad daug kur rašoma yra, kad teisėjas nulėmė šias rungtynės. Šitos rungtynės buvo žaidžiamos iš 2 rungtynių, kas sudaro 210 minučių. Ir šitas laikas pasibaigė 2-2. O rungtynių lemtį nulėmė 11 metrų baudiniai po rungtynių. Aš tikiu, kad ir noriu tikėti, kad po šitos laidos jūs pasižiūrėsite tikrai kitom akimis į šitą momentą. Ačiū Jums labai. Ačiū. Ir tikimės dar kartą šiais metais pasimatyti su šiek tiek geresnėmis emocijomis, su linksmesne gaida, sakykime taip, kadangi tikrai šis sezonas, aš manau, teisėjų korpusui nebuvo prastas.